Tai va, labas Rita, dar Labas. kartuką. Tai gal galėtum trumpai prisistatyti? Rita vardas, esu pagal profesiją buhalterė, esu iš Marijampolės. Tai va, jeigu trumpai, tai tiek. Gerai, ir tada vienas toksai klausimukas, kad užves tą mūsų pokalbį ant kelių apie mokymus, tai kaip tu sugalvojai mokytis būtent NLP Explorer šituose mokymuose, vat pas Vygandarutkaus? NLP tas pati kaip savoka, aš ją prieš kokius 8 metus netyčia radau kažkur internete. Vat, po to mane sudomino, nes psichologija man seniai patiko nuo jaunystės, vat, per pokalbiai su draugėmis, aplamai su žmonėm pažįstamais, mane tai traukė, tiesiog man patiko. Ir pati vat, ta mintis NLP mane vis taip traukė, ieškodavau įrašų YouTube, žiūrėdavau, bet taip vis po to gimė vaikas, toksai buvo laikotarpis gan įtemptas kiti darbai, bet manęs ta mintis nepaleido. Ir aš po to galvojau, ieškau mokymų kažkur tai, radau Vilniui tik tai ir reikėjo ten savaitę ar 2, neatsimenu, važiuoti į vietą ir tokie intensyvūs mokymai buvo. Bet kažkaip, tas, kad išvažiuoti savaitę, palikti šeimą, vaiką, toks, gaunasi stabdis didelis, didelė kliūtis. Taip vis galvodavau, kada nors, ir po to kažkaip buvo karantinas ir netyčia pamačiau Vygando mokymus. Ir galvoju, jeigu ne dabar, tai tada jau niekada, nes čia puikia proga. Tai, nes karantinas. Karantinas manęs kažkaip su darbais nepaveikė, aš vis tiek dirbau, bet tai, kad tam nereikia važiuoti kažkur, tai kad tu gali namuose prisiderinti, plus labai buvo puikus laikas, tada pirmi tie mokymai buvo savaitgaliais, tai man labai tiko ir galvoju, viskas darai arba dabar, sakau, arba paleidi tą mintį ir aš, aišku, padariau. Tai čia tu dar kalbė apie tuos pirmus mokymus, kur buvo pilotinis tas kursas, kur dar jo 21 metais. Jo, buvo karantinas, tada vasario turbūt mėnesis ir tada man buvo pradžia, o po to labai patiko tie pirmieji ir kai pamačiau, jau aišku, kai pirmi baigėsi iš karto klausinėjau, kada bus antri ir toliau tęsinys ir labai laukiau ir taip ir papuoliau į šitus. Tai į tą tęsinį jau, kur NLP Explorer atsirado, ta visa mokykla, tai jau net nedvejodama iššokai, kaip supratau, ne? Taip, aišku, truputį buvo ar eit vėl nuo pradžių tą NLP, ar tik tai sekančius, bet supratau, kad vis tiek ta teorija, jinai, kaip sakyti, jinai vis tiek sužinai, bet jinai po truputį išgaruoja, jeigu tu jos nepalaikai, neatnaujini žinių, tai jinai tai labai norėjau atnaujinti, vis tiek supratau, kad bus kažkas ir naujo, plus nauji žmonės, nauja komanda, naujos praktikos, tai šitas man padėjo apsispręsti, kad vėl pradėsiu vėl tą patį nuo pradžių. O tai tu šiaip džiaugiesi, kad pakartojai tą NLP praktiką, tu jau buvai baigus, jau buvai gavusi ir sertifikatą, bet kad antrą kartą pasidarė. Be abejo, tai man kažkaip sertifikatas, jisai man nėra tai, dėl ko aš mokinuosi. Tai yra visai kiti dalykai, man yra žinios ir kažkas patyrimas tas su savim, su kitais žmonėm, tai man tai yra svarbus. Galbūt kažkada prireiks sertifikato, negaliu sakyti. Tikrai niekada negali žinoti. Taip, bet šiuo metu man tai yra antrailis dalykas. Taip. Tai kitas klausimas, tai toksai ir yra, ką tau šie mokymai davė, būtent NLP praktikų, nes dabar tu jau coachingą mokiniesi. Jau naujas žinių bagažas, bet būtent sugrįžus prie NLP praktikų, ką tau tas davė? Aš kartais apie tai pagalvoju ir iš tiesų tai davė labai daug. Labai daug davė. Pirma, ką davė, tai save suprantu geriau, savo emocijas, iš kur jos kyla, kodėl jos būtent tokios kyla. Tada suprantu geriau kitus aplinkui. Šeimos narius, kolegas, aplamai, kodėl taip reaguoja žmonės, kaip reaguoja. Ir kai tu supranti tokius dalykus, tai daug paprasčiau su tuo gyventi, nes tu neapsikrauni tada kažkokiom pašaliniam mintim ar kažkokiais tai, tiesiog tu supranti priežastis ir tada priimi tą dalyką labai lengvai. O kas man dar labai, manau, kad padėjo, aš dabar jaučiuosi daug laimingesnė negu prieš tai. O, čia labai gražus dalykas. Ir vis tiek,
tu galvoji, iš ko tas kyla. Va, Aha. tas jausmas, jisai, vis tiek jis neteina šiaip savo. Ir aš supratau, kad kartu su mokymais keičiausi aš pati. Aš supratau, kas man neleidžia pasijausti laimingai ir aš dariau kryptingai tai, kad aš būčiau laimingesnė. Kaip sako, laimės niekada nebus per daug, dar yra tikrai daug ką nuveikti ir daug kur tobulėti šitoj srity, bet va tas, kad aš jau, kaip sakyti, tuos tikslus savo tvirčiau galiu nusibrėžti ir jų siekti. Ir suprasti, kodėl aš to noriu ir kaip man tą pasiekti. Tai va, tas laimingesnė esu tikrai negu kad buvau prieš tuos 2 metus. Nes ir darbe, ir šeimoje pasikeitė mano, kaip sakiau, požiūris į save, į aplinką ir dariau veiksmus tokius, kad pasiekti tai, ko aš noriu. Ko anksčiau gal kažkaip bijai, abejoji, kažką, va, tai man dabar davė pasitikėjimo savim, va, būtent tie mokymai, nes tai yra, kaip sakau, tai procesas, tai neteina per naktį, neteina per savaitę. Tu per tą turi praeiti per laiką. Tai va, aš dar vis tam procese, bet esu laimingesnė negu pradžioj to kelio. Čia turbūt, toks vienas iš gražiausių, turbūt nesuklysiu pasakydama, kad, tokių atsiliepimų, kad, būtent laimės tau tas suteikė, ta transformacija vis tiek, tai yra darbas toks sunkus kartais iš tikrųjų ir daug, kaip čia, emocinės jėgos reikalaujantis toksai, emocinės pasitikėjimo. Tai svarbu, kai tu supranti, kad tu eini ten, tu žinai, kur tu nori būti ir tada tu kryptingai tą darai. Aišku, būna visokių ten ir momentų, ir geresnių, ir blogesnių, bet rezultatas geras šiai dienai. Geras. Ačiū labai tau, Rita, labai smagu buvo su tam pakalbėti. Ačiū. Ir labai smagu, dar noriu pasakyti, kad tas kiekvienas laiptelis, sakykime, pirmas laiptelis buvo, ne? Jisai labai paskatina toliau eiti ir norėti dar daugiau. Kai tu, kaip sakyti, paragauni tą gal kažkokį vieną obuoliuką nuo medžio, tai norisi dar ir man tas jausmas man irgi super, kad aš noriu vis daugiau ir žinių ir mokymų visko. Labai ačiū Vygandui, labai šaunus lektorius. Ačiū labai. Aš tik padedu pakoordinuoti visus reikalus, bet ačiū, labai smagu iš tikrųjų su savo kursiokais pasikalbėti ir taip tokį tą girdėti feedbacką ir kaip jums sekasi ir ką jums tas duoda, nes aš irgi savo tą patirtį turiu, tai smagu, kad mes ją pasidalinam visi. Tai kaip ir viskas, ane, Rita? Taip. Gerai, tai ačiū tau labai už tavo laiką. Dėkui. Ačiū tau. Iki antradienio tada. Iki.